Ignas Vėgėlė oficialiai paskelbė, kad sieks Lietuvos Respublikos prezidento posto. Advokatas išgarsėjęs per koronaviruso pandemiją pasakė savo kalbą apie žmogaus teisės. Šiandien Vilniaus Vaidilos teatre oficialiai pranešė savo apsisprendimą. Girdėdamas ir jausdamas daugybės Lietuvą mylinčių žmonių, apsisprendžiu dalyvauti ateinančiais metais vykstančiuose Lietuvos prezidento rinkimuose. Nusprendžiau dalyvauti dėl to, kad mūsų tauta yra susiskaldžiusi, kad mūsų tauta ir valstybė patiria nuolatinį pastarosius metus didžiulius konfliktus tarpusavyje. Mes esame ir ekonomiškai, ir socialiai, ir vertybiškai, deja, bet besileidžianti tauta. Ir tam mes turime daryti tikrai tikrus ir pakankamai ryškius pokyčius valstybinėje ir politinėje sistemoje. Jūs minėjot savo kalboje augančią tautą kelis kartus. Kokie jūsų būtų pirmieji darbai ir kaip tos augančios tautos jūs kaip prezidentas, kurio kompetencija iš esmės yra užsienio politika, ginkluotosios pajėgos, jūs inicijuotumėte? Valstybės prezidentas gali ne tik tai veikti tose minėtose jūsų srityse, jūs tikrai teisingai sako, tai yra teisė, užsienio politika ir valstybės apsauga, krašto apsauga, bet šalia to valstybės prezidentas turi begalę galių, valstybės prezidentas skiria labai daug pareigūnų ir valstybės prezidentas privalo dabar atkurti pasitikėjimą valstybė ir valdžia. Pasitikėjimas valstybė gali būti atkuriamas tik tai keliais būdais. Tai pirmas dalykas tai yra bandyti atkurti referendumo teisę, net nebandytų aiškiai siūlyti teisės aktus, kad žmonės galėtų pasisakyti, kai nori plebiscitą, įkurti ir atkurti realią teisinę atsakomybę, tiek ją įteisinant, tiek ir ją įgyvendinant po to, turiu minty valstybės pareigūnus. Ir mano supratimu, kai tauta pradės augti ir pasitikėti vienas kitu, tai tuomet mes turėsime iš tiesų ir kitokius rezultatus visose kitose srityse.